pusės, apie tai, kaip kalbėti su vaikais, kaip jiems padėti, kokius klausimus dažniausiai kelia vaikai ir kokių atsakymų iš mūsų kaip tėvų jie dažniausiai tikisi. Tai šiandien mes ir kalbamės apie tai. Pokalbio pabaigoje aš pristatysiu Uniprep Jazz programą trumpai. Irgi manau, kad bus įdomu ir naudinga išgirsti, kokios galimos pagalbos iš šalies yra dabartiniams gimnazistams. Taigi pasidalinsiu skaidrėmis, bus toks konstruktyvesnis kalbėjimas. Taip, turėtų matytis gana gerai. Taip, tai kalbant dabar apie tai, kas yra svarbu gimnazinio amžiaus vaikams ir kodėl aš šitą temą šiandien su jumis kalbu. Pati dirbu su įvairaus amžiaus moksleiviais, tai yra nuo pradinių klasių iki magistrantūros studijų, tai yra tiek moksleiviai, tiek studentai. Ir labai dažnai susiduriam dažniausiai su 9-12 klasių etape iškylančiais iššūkiais, kai vaikai gauna labai didelį spaudimą, ką tu studijuosi, ką tu pasirinkai, dėl ko tu apsisprendai. Tai kartais tiesiog humoro formoje, kai su mamomis kalbamės, visada prilyginu tą momentą, kad įsivaizduotų, kaip tas vaikas jaučiasi, tam momentui, kai besilaukiančios moters klausia, tai kada gimdysi, ar jau pagimdėjai. Tai ir čia, atrodo, žmogus pats yra laukimo stadijoje, kada jis nuspręs, kada jis padarys kažkokias išvadas, kada jis ras tą tinkamą sprendimą ir jis labai tikisi kažkokios pagalbos iš šalies, bet ta pagalba labai dažnai būna tokia, atrodytų nekalta, su klausimais, ar jau išsirinkai, ar jau apsisprendai, ir taip jam yra sunku, ir dar tie klausimai iš šono, tai mes šiandien ir kalbamės, kaip jam palengvinti tą situaciją ir rasti tuos atsakymus. Kiekvieną dieną pravedu mažiausiai po 3-4 karjeros arba kitaip tariant, studijų krypties pasirinkimo konsultacijas, matau skirtingus vaikus, skirtingus tėvus ir labai džiugu, kai vaikai su tėvais ateina į kompromisą, kartais vaikai kaip ežiukai, jie tiesiog nori šiauštis ir priešginiauti ir sakyti vos ne, mama, tu nežinai iš tikrųjų, ką tai reiškia, arba ten, ne, tėti, mane šita sritis nedomina, bet kartais, kai jie susėda konstruktyviai diskusijai ir mes paieškom tų būdų, kaip prieiti prie tam tikrų išvadų, tiek vaikai, tiek tėvai atrodo, kad jie randa tą visą tokį sėkmingą kompromisą ir tikrai kokybišką sprendimą. Tai va, kalbant nuo pradžių, labai svarbu vaikų rodyti nepagražintą realybę, neaiškinti tai, kad aš žinojau, ką aš studijuosiu jau nuo vaikystės ir man tai gavosi ir aš dabar sėkmingai tame dirbu ir man čia viskas gaunasi. Taipogi labai svarbu įvertinti tinkamą vaiko brandą, tai yra kiek vaikas yra brandus rinktis profesiją, gal dar vaikas tiesiog yra nebrandus rinktis profesiją. Ir vienam ta branda ateina 6 klasėje, kitam ta branda neateina ir 12 klasėje. Tai čia vėlgi tada galbūt kitokių specialistų truputėlį kompetencijos įsikišimo reikia. Kiekvienas iš jūsų esate didžiausias autoritetas savo vaikui. Kartais tėvai pasisako konsultacijų metu, kad vos ne jų nuomonė vaikų yra kažkur tai tarp šuns ir plintuso, kad vaikas klausys bet ko, tik tai ne tėvų, kartais taip irgi atrodo, nors iš tikrųjų tai dažniausiai būna toks, sakykime, make-upas labiau, ne, toks bandymas kažko užmaskuoti ir pasirodyti kietesniu. Iš tikrųjų, kai kalbamės tiesiogiai su vaikais, kai turiu, pavyzdžiui, individualias konsultacijas su vaikais, aš matau, kiek autoritetai yra tėvai ir kartais tie tėvai, kurie savęs visiškai nelaiko autoritetais, kurie galvoja, kad vaikas jų nevertina ir į jų nuomonę neatsižvelgia, iš tikrųjų labai klysta, tik tai būna dažnai paaugliškas protestas, bet tikrai ne autoriteto numenkinimas. Tėvai tikrai yra patys didžiausi autoritetai ir visi žinom, kad mes mokom vaikus savo pavyzdžių, o ne savo žodžiais. Tai va, tada trumpai dar prieisim prie to, kaip labai svarbu atskirti vaikų ir tėvų lūkesčius, nes čia įvyksta labai dažnai didžiulis nesusikalbėjimas mūsų visų šeimose. Na ir ta praktinė informacija, ką yra svarbu žinoti, įvairios nuorodos, kuriam jūs galite pasidalinti su savo vaikais. Gimnazistai labai jautriai išgyvena tą etapą, kai jie ateina į 9 klasę ir prasideda spaudimas. Tai kokius tu dalykus rinksis 11 klasėje, tai ką tu studijuosi, tai tu nuolat sek savo pažymus. Atrodo, tam vaikui taip yra sunku plaukti pasroviui, nes mūsų švietimo sistema yra ganėtinai nelengva. Ir dar tie tokie klausimai,
Ir kartais atrodytų pačiam vaikui lyg nerūpi, bet iš tikrųjų jam labai labai rūpi. Ir nuo 9 klasės jie tikrai kelia tus klausimus. Vieni anksčiau pradeda kelt, vat vieni 9 klasėje, kiti galbūt 11 klasėje, bet jie visi ateina iki to etapo, kur ką galėčiau studijuoti, juolab, kad pamato, kad bendramžiai jau kažką renkasi, bendramžis klasiokas jau žino, kad studijuos verslą, kitas žino, kad studijuos mediciną, tada pačiam pasidaro kažkaip nefaina, kad aš nežinau, ką aš studijuosiu, o taip norisi žinoti, taip visada norisi paspartinti tą suaugimo procesą. Ir čia turbūt yra didžiausias gyvenime paradoksas ir didžiausia gyvenime kvailystė, kai mes, būdami vaikai, norime kuo greičiau užaugti, o užaugę norime vėl būti vaikais. Bet toks jau yra tas paradoksas kiekviename žmoguje ir tai yra visiškai normalu. Ir 9-12 klasės tai yra tas etapas, kai žmogus iš tikrųjų nori kuo greičiau užaugti, kai jis nori būti kuo savarankiškesnis. Ir labai svarbu, kad jūs būtumėte atviri diskusijai apie tai, vat ką, kur galima studijuoti, kiek tai kainuoja, kad vaikas iš tikrųjų realiai suvoktų, kad jis nesėdėtų ir nesvajotų apie Oksfordą ir Kembridžą, neturėdamas metams 60 000, arba neturėdamas kažkokių išskirtinių gabumų, arba tiesiog sėdėdamas ir svajodamas ir nieko nedarydamas. Tai labai svarbu, kad susivoktų ir kokia studijų kaina tiek jo pastangų prasme, tiek finansų prasme. Ir dar kitas momentas, kas yra labai svarbu ir kur mes kaip tėvai galime duoti vaikam atsakymus, ar tikrai vienokia ar kitokia studijų programa tinka. Jūs įsivaizduokit, jūs esat nuėję, jau visigi čia esat tėvai ir esat nuėję tikrai labai didelį kelią savo karjeros prasme, daug kas keitėte darbus, laviravote iš vienos srities į kitą turbūt pereidami ir žinote, kuo skiriasi IT specialisto darbas nuo chirurgo darbo. Tiesa, jūs turite įvairių tokių konstruktyvių argumentų. Jeigu neturite, jų galite paieškoti, žinote, kur juos rasti. Bet kokiu atveju jūs galite eiti į diskusiją su vaiku. Ir labai svarbu, kad į tą diskusiją būtų einama, nes žodį palauk, aš dabar turiu svarbesnių darbų, mes labai dažnai pasakom. Taip yra visiems be išimties, nes mus irgi spaudžia visokie deadline'ai, mus spaudžia vadovai, mus spaudžia darbai, bet iš kitos pusės visada turime kažkaip tai grįžti į tą realybę ir pagalvoti, kas yra svarbiausias mano gyvenime projektas. Ir tam savo svarbiausiam gyvenimo projektui tikrai visada reikėtų atrasti laiko. Juolab, kad ateina tas gražus kalėdų laikas, kai galbūt šiek tiek daugiau turėsite to laiko savo šeimai ir savo vaikam. Tai vat pagrindiniai klausimai, prie kurių mes to ir prieisim, bus pakankamai turbūt įdomu ir patiems pagalvoti, ar žinote atsakymus, ir galbūt paskui video įrašą atsisuksit ir pagalvosit apie tos pačius klausimus kartu su savo vaikais. Svarbus momentas, kad mūsų diskusija būtų konstruktyvi, suprasti, kad ne veltui kažkada tai Lukas ir maestro Virgilijus Noreika dainavo dainą laikui. Iš tikrųjų, skiria mus kartos, skiria mus dešimtmečiai ir mes labai dažnai dėl to nesusikalbam. Labai dažnai mūsų vaikai nesupranta mūsų tėvų, labai dažnai mes patys galim nesuprasti mūsų vaikų, nes mes kalbame skirtingomis kartomis. Ateina ta karta, alfa karta, next karta, kaip mes ją bepavadintumėm. Dabartiniai vaikai veikiausiai, kurių tėvai esate, tai yra next arba alfa karta. Vieni jie datuoja nuo 2010 metų, kiti nuo 2005. Čia labai jautrus klausimas, kaip pasižiūrėsi, skirtingose šalyse skirtingai prieinama prie tų išvadų, bet kokiu atveju tai labiau yra vis tiek ta alfa arba next karta mūsų vaikai ir jie yra truputėlį kitokie. Jie turi labai daug savo žavesio, savo labai daug pranašumų šitą kartą, kaip ir savo daug tokių jautrių momentų. Tačiau kalbant apie karjerą, svarbu nepamiršti, kad jie vis dar turi įveikti tokią nelengvą užduotį, jie visi turi įlipti į tą patį švietimo medį, kad ir kaip tas modelis yra laisvinamas, adaptuojamas, kiekvienam sudaromos kažkokios sąlygos, jis vis dar nėra tiek liberalus. Ir stengiasi vaikas sprausti tam tikrus rėmus ir tėvai kartais tiesiog nesupranta, kodėl čia vienas ar kitas dalykas vyksta. Tai labai svarbu, mėly tėveliai, kad suprastumėt vieną paprastą dalyką. Švietimo sistemoje mes visi turime įveikti vieną akademinį branduolį. Mūsų branduolys iš ko susidės? Didžiąja dalim yra mūsų pasirinkimas, yra tam tikri dalykai, kurie nuo mūsų nepriklauso.
Švietimo branduolį sudaro tie, kaip tėvai kartais sako, arba vaikai irgi tą pabrėžia, nereikalingi dalykai, bet be kurių niekaip, mes kurias gyvenime vis tiek turim išmanyti, tai yra religijos arba moralės mokslai, tikyba, etika, taipogi fizinis aktyvumas, tai yra kūno kultūra, menai, vis tiek tas pasirinkimas jis privalės iki 12 klasės išlikti tarp dailės, muzikos, priklausomai nuo to, ką siūlo mokykla, gal siūlo, pavyzdžiui, teatrą dar papildomai, tą reikėtų susižiūrėti. Plus yra privalomieji dalykai, tai lietuvių, matematika, anglų, kartais vaikai pasirenka lengvesnį kelią, jie nueina, pavyzdžiui, matematikos B lygiu, vėlgi ne visos mokyklos tai siūlo, bet kai kurios turi šiai dienai tą galimybę. Tai irgi nėra geras dalykas, ne? Nes paskui ką daryti su tuo atestatu, kai matematikos visur nori A lygio. Tai irgi būkite va čia atsargus, šiek tiek išgirdę tą momentą, kad vaikas sako, aš imsiu matematiką B lygiu, sukluskite. Nepalikite to savieigai, kad, nu, B tai B. Ne, tikrai žinokit, žiūrėkit, tada spręskit, kokios ateityje studijos laukia, kur tos studijos turėtų būti, kokiam universitete, nes kartais su tuo B lygiu dabartiniame etape vaikas gali taip pakišti savo stipriai koją, kad paskui ateityje negalės pasirinkti jokių gerų kokybiškų universitetų. Tai va, tai lietuvių matematika, tai yra tos privalomosios studijų programos, toliau anglų irgi. Vaikas privalo rinktis. Labai dažnai dilema iškyla, ar rinktis antrąją užsienio kalbą, ar nesirinkti. Tai padėkit vaikui šitoje vietoje, nes matau, kaip vaikams yra labai sunku, nes tarsi jie nenori nepateisinti tėvų lūkesčių, kad, nu, tėvai tikisi, kad aš imsiu toliau vokiečių ar ten prancūzų, tai, ką vaikas dabar mokosi. Ir tėvai iš tikrųjų tikisi, nes tėvai suaugę, tėvai jau supranta, kad kuo daugiau kalbų moki, tuo tu tokią daugiau truputėlį ir emocinę laisvę, ir karjeros laisvę turi. Vaikas šito dar nesupranta. Ir kartais yra vertinga tiesiog pavertinti, ar mano vaikas mokykloje tikrai pasiima tiek daug žinių iš tos antrosios užsienio kalbos, ar gal geriau jį paleisti į kokias, nežinau, tarptautinės stovyklas, kursus, individualiai dirbti su mokytoju. Tiesiog kiekvienas priimsite sprendimą tokį, koks atrodys jums teisingiausias, bendraujant su savo vaiku. Bet atkreipkite dėmesį, antroji užsienio kalba labai dažnai būna tas jautrus momentas, kuris kelia vaikui klausimą. Toliau iš privalomųjų dalykų vaikas privalo pasiimti vieną dalyką iš gamtos mokslų. Gamtos mokslų bloke minimum vieną, gali pasiimti ir kelis, žiūrint, kiek dalykų leidžia rinktis jūsų mokykla. Gamtos mokslų bloke yra biologija, chemija, fizika ir informacinės technologijos. Taip, informacinės technologijos įeina į gamtos mokslų bloką, tai kartais tėveliai nustemba, kaip čia dabar, kas čia bendro, bet taip jau yra sugrupuota. Ir čia irgi vaikas privalo atsakingai pasirinkti, tiesiog neišvaistytų savo šansų arba nepasiimtų to, ko jam nereikia. Tai atkreipkite dėmesį, kad privalo pasirinkti bent vieną dalyką iš gamtos mokslų bloko, jeigu nori, gali pasirinkti ir daugiau. Vieną dalyką privalo pasirinkti iš socialinių mokslų bloko. Tai reiškia, kad socialinių mokslų bloke dalyvauja istorija, geografija, ekonomika, kai kurios mokyklos turi dar papildomų visokių disciplinų. Pavyzdžiui, galbūt gali pasiūlyti filosofijos kursą. Tai žiūrėkite jau pagal tai, ką siūlo jūsų mokykla, matysite tada konkrečiau. Bet atkreipkite dėmesį, iš socialinių mokslų bloko, tai vat geografija, istorija, ekonomika visada būna, papildomai gali būti kitos disciplinos. Padėkit vaikui šitą vietoj. Ir jeigu dažnai susiduriu su klausimu, o galiu neimti kokio socialinio mokslo, pavyzdžiui, galiu neimti istorijos, ar ten geografijos ar ekonomikos, man jos nepatinka, bet pasimti vieną gamtos mokslą papildomai. Pavyzdžiui, turiu informatiką pasiėmęs iš gamtos mokslų bloko ir galbūt dar galiu pasiimti fiziką ir chemiją. Tai nenoriu taip, žinokit, neatsargiai pasakyti, kad 100% ne. Mokykla jums atsakys labai tiksliai, ar jūs galite tai padaryti, bet pagal švietimo branduolį jums to neturėtų leisti. Tai nebent tik tai sakau, su mokykla kažkaip suderinsit, kad mokykla jums padarys kažkokias išimtis. Todėl jūs kaip tėvai turit labai gerai žinoti, iš ko susideda tas akademinis branduolys, tam, kad jūs vaiką nukreiptumėt irgi teisingai. Kad vaikas neprisisvaigtų, kad oi, aš čia dabar prisirinksiu biologiją, chemiją, fiziką, matematiką, man čia visko reikia. Tai puiku, kad jis turi tiek daug ambicijų, ne, irgi mokytis. Bet kartais išmokyti vaiką stabdyti. Kai kurios vaikus reikia truputėlį paspardyti prieki, kad jie eitų, pastumti, pamotyvuoti. Kitus vaikus reikia kaip tik stabdyti.
Ir konsultacijų metu irgi stengiuosi atverti tą realybę, kad galbūt tu dabar tokia, žinot, jaunatviškos ambicijos, tu esi ten, tarkim, 10-okas. Ir tau atrodo, kad tau viskas bus įveikiama, tu lengvai susitvarkysi. Tai viskas puiku, galbūt taip ir bus, bet reikia labai racionaliai vertinti, kad jeigu dabar, tarkim, vaikas turi 2 istorijos pamokas, pasikeitus akademiniam branduoliui, perėjus į 11 klasę, jis turės 4 istorijos pamokas. Jeigu jis dabar matematikos turi 4, jis priklausomai nuo savo mokyklos, vienos mokyklos turi 6, kitos 7 nuo 11 klasės. Tai už tai tas dalykų pasirinkimas jis turi būti daromas labai atsakingai. Ir neprisimama bet ko, juolab, kad bus tarpiniai egzaminai, paskui bus baigiamieji egzaminai, nereikia užsikrauti. Toliau, ką aš dar irgi girdžiu, kalbėdamasi su tėveliais, labai dažnai kyla tas klausimas A ar B lygis. Tai dabar žinokit, švietimo sistema truputį palengvino mums šitos sprendimus. Aš čia ką tik minėjau dėl matematikos, kad vaikas nesuklystų, nepaimtų B lygio. Tikrai, žinokit, čia labai atsargiai šitą dalyką reikia vertinti ir su kiekvienu vaiku atskirai žiūrėti, ar tikrai jam tai yra būtina. Tai matematika ir lietuvių visada eina A lygiu, nebent vaikas pasirinks kitaip. Bet mokyklos standartiškai siūlo A lygį, anglų kalba brandos atestate įrašoma kaip B2 lygio dalykas. Visi kiti mokomieji dalykai nebeturi pasirinkimų. Jeigu tokiais truputėlį senesniais laikais, dar prieš kokius 5 metus, turėjom tą tokį A ar B lygį, pavyzdžiui, galėjai imti fiziką B lygiu, biologiją A lygiu, tai jau kelius metus mes šitos privilegijos neturim. Mes viską turėjom A lygiu. Tiesiog pasiėmiau dalyką, reiškia, turiu A lygiu. Paskui buvo priimtas sprendimas, kad su lygiais lieka tik lietuvių ir matematika. Reiškia, fizika, chemija, biologija, jos net nebesirašo kaip dalykai su lygiais, nebėra to A ar B lygis, yra tiesiog fizika, chemija ir biologija. Tai turėkite mintyje, kad kitaip tariant, pagal nutylėjimą visi tie dalykai lieka tarsi A lygio, visus jos mokytis tikrai vaikui teks dėja išplėstiniu lygiu, tiesiog nebelieka to tokio formalaus užrašymo, kad tai bus A ar B, yra tiesiog dalykas. Tai irgi atkreipkite dėmesį, kad neprisigalvotų vaikas, kad šitą mokysiuosi stipriau, šitą mokysiuosi silpniau. Ne. Jau pasirinkai kažką tai apart lietuvių ir matematikos, tai žinok, mokysiesi vienodai stipriai, nepriklausomai nuo to, kiek tau to dalyko reikės. Tu jį tiesiog pasirinkai kaip mokomąjį dalyką. Tai labai svarbu tas momentas, kad vaikas rinktųsi atsakingai pagal savo galimybės, kad iš tikrųjų finale vėl nesusikrautų visų mokomųjų dalykų, kaip kad turi dabar iki 10 klasės ir netektų visiems, nepriklausomai nuo gebėjimų, lipti į tą patį švietimo medį. Taip, ir kalbant dabar apie tuos kartų skirtumus, kas yra svarbu žinoti apie tą tokią next arba alfa kartą, jie labai jautrus. Iš tikrųjų, atrodo, kalbi su tokiu, iš serijos atrodytų, ežiukas, toks su charakteriu, šiaušiasi, protestuoja, nebendradarbiauja. Bet kai tu pereini į tą one-to-one pokalbį, pamatai, kad jis visai ne ežiukas, jis visai neprotestuoja. Jis galbūt taip kartais bando maskuoti nuo tokių aplinkinių trikdžių savo charakterį ir savo elgesį, bet šitai kartai yra labai sunku, nes mes kaip kartais pajuokaujam su tėveliais, kad pirmiausia išmoksta naudotis technologijom, paskui tik sėdasi ant puoduko. Tai yra karta, kuri auga truputį pagal kitus principus ir tarsi negalėjo auginti pagal kitokius principus. Pats laikmetis tai sąlygoja. Vaikai tikrai labai sunkiai išlaiko dėmesį, labai sunkiai susikoncentruoja. Čia daro vieną, čia jau peršoka prie kito. Bendrauti yra be galo sunkus momentas. Naujas draugystės užmegzti atrodo yra ne tai, kad neįmanoma, čia ne 100% apie visus sakau, yra vaikų, kurie labai lengvai įeina į kolektyvą, bet didžiai daugumai įeiti į santykių su kitu žmogum yra tikrai labai sunku ir tie bendravimo įgūdžiai yra nelengvi dėl to, kad mes visi susirenkam nelengvas asmenybės, visi asmenybės, visi su karūnom, visi tikimės, kad prieis prie mūsų, o prie mūsų niekas neina, nes jie irgi tikisi, kad kažkas prieis prie jų. Tai šitoj vietoj jiem apsišlifavimas kartais užtrunka šiek tiek ilgiau. Nesvarbu, kad tai yra technologiškai labai pažangi karta, bet emociškai tai yra be galo jautri karta. Jie yra tikrai uždari, labai sunkiai eina į atsiverimą, į pokalbį.
Į mokytoją jie nebežiūri kaip į mokytoją, kaip ir į tėvus jie nebežiūri kaip į tėvus. Jie žiūri kaip į savo lygius, jiem negalioja tas momentas gerbk vyresnį, nes irgi pastebiu, kai mes bendraujam su vyresnių klasių moksleiviais, jie nesupranta šito, kodėl jie turi gerbti vyresnį. Jie supranta, kad jie turi gerbti žmogų už kažką. Jie neprivalo gerbti žmogaus dėl jo amžiaus ir jie irgi yra teisūs, nes kažkada ir jie bus senjorai ir kažkada jie bus tie nuobodūs saugusieji, kaip jiem atrodom dabar dažnai mes. Bet iš esmės jie nori matyti, už ką tą žmogų gerbti ir nemato reikalo gerbti vien dėl to, kad jis yra brandesnio amžiaus. Vaikai, kurie nori pakeisti pasaulį, kurie auga su tai idėja gelbėti delfinus, gelbėti vėžlius, gelbėti klimatą. Iš tikrųjų, vaikai, kurie turi va tokių gražių tų svajonių, kartais kaip pasijuokėm, sakau, kaip iš jumis pasaulio tokie atrodytų pasisakymai rinkimų, kad pasaulis be karo, pasaulis švarus, pasaulis be problemų, draugiškas. Tai iš tikrųjų, tai yra vaikai, kuriem va šitie momentai yra svarbus. Taip, juos yra labai sunku sudominti, su jais labai sunku rasti kalbą, ypatingai sraute. Bet po vieną jie yra labai jautrios asmenybės, labai gražiai atsiskleidžia ir aš tikiu, kad jūs prisėdę tokiam atviram pokalbiui, tą pokalbį ir gausit. Kalbėjomės su moksleiviais 10-11 klasių apie kalėdas, apie kalėdų prasmę, apie dovanas. Ir man va, tas momentas užstrigo, kad beveik visi pasisakė apie tą va, momentą, ko jie nori, ko jie tikisi kalėdom. Ne daiktais, ne planšečių, ne telefonų. Nuskambėjo ir šitie pavadinimai, aišku, bet iPhone Pro Max ir panašus dalykai, bet jie labiau nuskambėjo tarsi humoro lygmenį. Vaikai įvardijo laiką kartu. Laikas kartu su tėvais, laikas kartu su artimaisiais, kažkoks nuėjimas ant rotušės ledo pačiuožinėti. Jiem atrodė tai daug brangesnis momentas už iPhone Pro Max. Tai turėkit mintyje, išnaudokit tą, kad jiems tai yra tikrai didelė vertė. Ir labai svarbu, kad mes kaip suaugusieji parodytumėm jiems tą suaugusiai realybę, kad ne viskas yra idealu, ne viskas yra taip gražu, kaip mes kartais norėtumėm jiems papasakoti. Ir statistika, jinai yra labai įvairi, jūs kiekvienas turit savo asmeninę statistiką iš savo gyvenimo, bet ne visi žmonės mėgsta savo darbą. Vat, pavyzdžiui, tik 21% sąžiningai pasisako, kad mėgsta savo darbą, visi kiti įžvelgia kažkokių didesnių problemų, didesnių dilemų, dėl ko galbūt nenorėtų čia būti ir dėl ko galbūt laikosi. Čia kiekvieno asmeninis yra reikalas. Vidutiniškai jaunas žmogus labai daug darboviečių pakeičia. Tai irgi reikia, kad vaikas suprastų, kad jis atėjęs į darbo rinką neužsisėdės čia greičiausiai kokių 15-20 metų. Šiaip atrodo, kad jau žmogus, kuris sėdi toj pačioj srity 9 metus, jau tampa kaip ir nelabai paklausus kitoms sritims. Nors kažkada buvo madinga, vat, kaip sakau, mano mama vienoje vietoje išdirbo 41 metus ir, pavyzdžiui, nesupranta, kaip galima darbą keisti kas 4 metus. Čia viskas priklauso nuo kartos, nuo laikmečio, nuo auklėjimo, labai daug skirtingų momentų, bet realybė tokia. Jaunas žmogus pakeičia darbo vietas gana dažnai. Vyrai keičia darbus labai panašiai kaip moteris, tai vat vidutiniškai, žiūrėkit, keičiami yra darbai kas 4 metai, jeigu taip statistiškai imant. Čia gal nėra labai draugiška statistika, nėra labai gera, bet irgi vaikam nebijokim pasakyti to, kad pakeisi darbą, pakeisi sritį, jeigu kažkas nesigaus, o dabar bandykim daryti tai, kas gaunasi, tai, kas faina tau čia ir dabar, plus kas neša perspektyvą. Bet visada reikia tą priminti. Nes vaikai irgi tokie, žiūriu dabar labai užsiciklinę ant to, kad ima tai, kas faina čia ir dabar. Sakau, palauk, gal dabar ir faina, bet ar tau tai generuos pajamas po 10 metų? Ta irgi reikia apgalvoti, nes atsiras kreditai, visokios paskolos, atsiras šeima, atsiras vaikučiai. Tai negali vien tik tai galvoti, kad pasirinksiu, nes dabar tai atrodo faina. Jeigu tai generuoja dar ir pajamas ateičiai, tai viskas ok, bet reikėtų vis tiek tą tokį atsakingą pasirinkimą daryti. Per gyvenimą žmogus vidutiniškai pakeičia netgi 12 darboviečių. Labai linkiu, kad statistika šita nesipildytų jums, nes kaip ir tai nėra labai geras ženklas, bet aišku, standartiškai žiūrint pagal amerikiečių psichologus, kažkur tai 7-10 darboviečių per gyvenimą pakeitus, tai yra visiškai normali statistika. Pagal išsilavinimą irgi dirbam tikrai ne visi. Džiugu, kad
kartais studijos atneša vat tą suvokimą, kad aš tikrai noriu būti ten, kur esu, bet kartais žmonės iš tikrųjų nueina visai kitur ir pagal išsilavinimą dirbančių yra tik tai kažkur tai taip beveik trečdalis, ketvirtadalis. Ir vos ne visi žmonės gyvenime nors kartą pakeičia kažką savo veikloje. Moterims tai dažniausiai pastebima po motinystės atostogų tie tokie didesni pokyčiai. O dabar, kai yra tos visokios persikvalifikavimo programos, tai aš matau iš tikrųjų labai labai didelę migraciją karjeros srity. Tai migracija vyksta ir vėlgi tai yra normalu, bet aišku, jeigu taip teisingai pasirinkus sritį, veikiausiai kai kurie žmonės jos nekeičia niekada, inžinieriai, medikai, tam tikrų sričių pedagogai, tikrai žinau, va, tos jaunus, kur tiesiog matai, pasižiūri, kad tikrai jis ten išdirbs visą savo gyvenimą, nes tai yra visiškai jo niša. Kai kalbėsite su savo vaikais ir šventiniu laikotarpiu, kai skirsit vienas kitam daugiau laiko, visada pagalvokit, pavertinkit vaiką taip, tarsi tai būtų ne jūsų vaikas. Pasėdėkit ir pažiūrėkit iš šono į tą vaiką. Kaip jūs manot, jis brandus ar nebrandus rinktis profesiją? Tai yra nei blogai, nei gerai, jeigu vaikas yra nebrandus. Jam tiesiog dar neatėjo laikas. Galbūt reikėtų kažkaip užnorinti, sudominti. Kitas vaikas jau yra brandus ir jis kelia tos klausimus. Nes pagal ką dabar ta branda yra lyginama? Pradžioj visi vaikai yra tokioje difuzijos būsenoje. Jie tiesiog tokie plaukioja iš vienos aplinkos į kitą, ne, iš tankesnės į retesnę. Jie tiesiog plaukia ir žiūrinėjasi, kas kur yra. Kas yra mokykloje, kas yra būreliuose, kas yra kažkokiose veiklose, ką daro tėvai, ką daro kažkokie kiti žmonės. Jie per daug nesigilina, jie tiesiog plaukioja toje aplinkoje, jie tiesiog yra. Ir čia nėra jokios brandos, jis tiesiog natūraliai tas žmogus auga. Jis natūraliai gyvena ir tai yra irgi gerai, mes visi tą būseną praeinam. Kai kurie dalykai atsiranda tokie, sakyčiau, visai nelabai geri iš ankstinio sprendimo būsena. Kai vaikas, pavyzdžiui, užsiciklina kažkuriam gyvenimo etape, kad mano mama yra IT specialistė, aš irgi norėsiu būti IT specialistas. Nes gerai uždirba. Ir tarsi atrodytų, vaikas pameta visokius kitokius svarstymus, jis tarsi nebemato nieko, jis žino, kad jis bus IT specialistas ir kartais paskui nelabai kas gaunasi pagal akademinius gebėjimus. Būna visko. Tai stenkitės vengti šitą išankstinio sprendimo būsenos, kad vaikas neįtų su juo per gyvenimą, jeigu jis tiesiog bando kažką kopijuoti, bando kažką mėgdžioti, bet tai nėra jo kelias. Kitas dalykas yra moratoriumas, tai tarsi jis įsišaldo kažkur. Vat jis nusprendė, kad jis bus daktaras ir jis eina savanoriauja visur, eina šešėliauja, jis įsišaldė, jis kitų paieškų nedaro. Ir moratoriumas tam tikra prasme yra gerai. Jis šitoj vietoj, jis, kaip sakyt, iššalo toj specialybėj, bet jis vis tiek viską daro aplink ją, jis domisi, jis renka tą visą informaciją, jis tiesiog nebemato nieko kito. Vat jis pasakė, jis studijuos psichologiją, jis bus psichologas ir jis skaito psichologinės knygas, jis yra tenais. Ir tai yra labai gerai, nes vaikas kažką daro toj savo būsenoje, kuris yra užšalęs. O brandumo būsena yra, kai vaikas tada jau, kaip sakykime, viską matuojasi, viską renkasi, eina, vat ir Litexpo rūmuose bus studijų ir karjeros paroda. Jis tiesiog visur dalyvauja pagal galimybės ir renka tą informaciją iš įvairių sričių ir sako, o šita mano, ne, šita man nepatinka. Vat šito norėčiau dar pasigilinti, mama, tėti, gal jūs turit kokių pažįstamų, pas ką galėčiau pasavanoriauti. Tai atkreipkite dėmesį, kad visos tos stadijos yra geros, bet vienos yra tokios labiau brandai paruošusios, kitos mažiau. O čia aš jums, kai siųsiu įrašą, jūs matysite tos pačius pagrindinius klausimus. Apgalvokite su savo vaikais, pasikalbėkite, prisiminkite save, fainai jiems bus išgirsti, kad ir koks atrodytų ten nuobodus tas tėtis ar mama kartais būna, bet atviram pokalbį jiems tai yra faina. Ir pagalvokite apie savo pirmąją profesiją, pagalvokite apie vaiko, padiskutuokite apie tai, pajuokaukit, su kuo jis žaisdavo vaikystėje. Prisiminkite tos žaislus, kas buvo mantuko, gritutės, dar kažkieno tai žaislas, kai jam buvo 5-4 metai, kai vaikas jau yra asmenybė, bet ta asmenybė, kuri dar tik tai auga. Mes labai dažnai neužaugam tiek stipriai, kad pasikeistumėm kardinaliai. Mes esam tie patys vaikai, jūs esate tie patys vaikai iš savo vaikystės, tik tai truputį vyresni ir žaidžiate su kiek kitokiais žaislais, bet tie žaislai pagal savo specifiką yra tie patys, kuriuos jūs turėjote 4-5 metų. Tai tas momentas yra labai svarbus ir galvojant apie jūsų vaikus. Pagalvokit. Koks ryškiausias bruožas, kai jis bendrauja su bendraamžiais? Pažiūrėkite į šoną. Gal jis ten kažko tai labai nesugeba, o gal jis kažkuo labai išsiskiria.
Tai kiekvienas tas bruožas yra labai svarbus. Kai vaikas kažko siekia, kas jam tą labiausiai padeda daryti, kokios yra geriausios charakterio savybės, dėl ko jis visiškai pameta protą ir laiko nuovoką, ne? Kuo jis domisi papildomai, apie ką jis svajoja ateityje, kas jam yra svarbu, ką jis nori savo tomis svajonėmis pakeisti, ką jam svarbu studijuoti, dėl ko jam svarbu tos dalykus studijuoti. Atsiprašau, aš čia kažkur nušokau. Pagalvokit ir ne tik apie gerus dalykus, pagalvokit apie blogus, kokia jo blogiausia savybė, kas jam užkerta kelią kažką tai daryti. Galbūt galima padėti jam tiesiog nukreipiant kažkokiais draugiškais patarimais. Kokios yra jo silpnosios pusės, lygiai taip pat kokios jo stipriosios pusės. Kas jam yra vertybė, bet tokia iš tikrųjų vertybė, ne iPhone Pro Max, bet tikra vertybė, kai jis su jumis yra atvirame pokalbyje. Kaip jūs vertinat iš šono pažiūrėję vaiko sugebėjimus? Geba, negeba? Kodėl geba ar negeba? Kodėl jūs taip galvojat? Pabandykite tiesiog, sakau, atsiriboti ir kartais tiesiog išsikelti iš savo kaip tėvų vaidmens į vaidmenį žmogaus, kuris žiūri iš šono. Pagalvokit, kas didžiausias autoritetas vaikui? Kas daro tą didžiausią įtaką, ne? Į ką jis pirmiausiai kreipiasi, kai jam yra žiauriai gerai arba kai jam yra labai labai blogai. Tai va šitos momentus svarbu yra žinoti. Nes mūsų kaip tėvų vaidmuo nėra auklėti, mokyti ir panašiai. Su šita karta tai nevyksta, ne? Mes turim tiesiog stebėti, domėtis, nusileisti iki to lygmens, mes turim tapti geriausiais draugais, mes turim kalbėtis. Mes turim kalbėtis taip, kad jie klausytųsi ir klausytis taip, kad jie su mumis kalbėtų. Mes turim dalinti savo problemomis tai, kas mums nesiseka. Tai irgi yra gyvenimo dalis. Mes turim palaikyti, leisti suklysti ir vis tiek palaikyti, netgi kai suklysta. Mums tai yra labai sunku, mes, ašgi tau taip ir sakiau, kad tai bus, ne? Taip ir sakiau, kad tau nepasiseks ten kažkas. Kartais taip norisi pasakyti. Bet mes irgi per tai praėjom. Įsivertinkit tai, kad vaikas nueina tikrai labai sunku kelią, mes jam kažkuriame etape labai padedam, būrelius rinkti, stumiam, išbando vaikas gausybę būrelių, reikia, nereikia, išbando ir viskas yra gerai, jis per tai pasirenka savo ateitį. Bet ateina vėliau tas vėlesnis amžiaus etapas, kai jis jau yra paauglys, kai jau tam tų būrelių nebeprikišiu, kurių jis nenori, jis renkasi tuos būrelius, kurių jis nori ir labai dažnai nuo 12 gyvenimo metų tų būrelių labai sumažėja. Jeigu jūsų vaikas turi vis dar daug būrelių, tai jums labai pasisekė, tai reiškia vaikas vis dar yra tam etape, kai jis dar nori išbandyti, nes sakau, dažniausiai matau, kad nuo 12, o nuo 14 tai praktiškai beveik nebelieka, nebent vaikas iš vaikystės yra užsikabinęs už kai kurių. Tai kuo daugiau būrelių, tuo yra smagiau, tai yra smagu tuo, kad tai yra skirtingi kolektyvai, skirtingi pedagogai ir vaikas turi galimybę semtis patirčių iš skirtingų sričių, nes vėliau ateina labai sunkus etapas, vėliau ateina 11-12 klasė, būrelių praktiškai nelieka, nes vaikas turi laiką tik tai mokslam ir korepetitoriam, ateina egzaminai, spaudimas, psichologinis, toks iš tikrųjų smegenų teroras prieš pačius vaikus. Ir va čia reikalingas tas didžiausias palaikymas, nes jie artėja prie savo gyvenimo sprendimo, kuriam jie ruošiasi visą savo gyvenimą iki tol. Tai va čia ir atsiranda tas tėvų vaidmuo itin svarbus, nes yra amžius, kai vaikai žino viską. Tai dažniausiai nuo 12 iki 16 jie žino viską ir jūs galite nieko neaiškinti, jie žino geriau už jūs. Bet kai jiems eina kokių 16, jie vėl pradeda nebežinoti, jiems reikia patarimo, jiems reikia palaikymo ir pasakymo, kad viskas yra gerai, tu neklysti. O jeigu suklysi, žiūrėsim, ne, kai bus problema, tada ir spręsim. Tai priminkit vaikui tokius labai paprastus dalykus, kad gyvenimas jisai nesusideda iš kažkokių tai momentų, kad vieną dieną tu atsikelsi ir žinosi. Ne. Jis tiesiog, tas momentas pasiekiamas einant tam tikrais laiptais. Per tą pačią nuobodžią rutiną, per tą pačią nuobodžią mokyklą, kam to reikia, labai dažnai vaikams būna klausimas, bet to reikia socializacijai, to reikia psichologiniam augimui, psichologiniam atsparumui ugdyti ir to reikia profesiniam augimui, per savistabą. Per savistabą ateina, žinokit, viskas ateina per savistabą. Nei karjeros testai nedaro stebuklų, jokios programos nedaro stebuklų. Tik savistaba ir konstruktyvus pokalbis su tėvais padeda prieiti prie gerų sprendimų. Plius aplinka. Stovyklos, savanorystės, būreliai, klubai, tai yra žmonės, kurie mūsų supa aplinkui iš skirtingų pasaulių. Tai tas irgi labai svarbu, kad tai nedingtų, kad vaikas nuolatos būtų sociali būtybė ir kad jam tas sociumas padėtų reabilituotis.
Nu ir toliau, aišku, mes renkam informaciją, kolekcionuojam tą informaciją, važinėjam po universitetus, einam į parodas, mes žiūrim, ką gali pasiūlyti pasaulis, mes einam pasavanoriaujam kažkur, tai atliekam kažkokius savo vaidmenis socialinius. Tada jau ateina paraiškų etapas, pildom paraiškas, studijas pasirenkam. Na, tada jau, aišku, po studijų prasideda visas gyvenimas, kuris jau atveda vaiką į suaugusiųjų pasaulį. Tai tiek yra tų trumpų tokių dalykų. O kai jūs galvosit apie vaiką ir jo profesijos pasirinkimą, tai bus labai, žinokit, paprastas modelis. Nėra jokių stebuklingų taisyklių. Ne? Yra realiai svarbu suvokti realybę, suvokti savo motivaciją ir savo gebėjimus. Kai mes šitos dalykus suprasim teisingai, mes sugebėsim įtvirtinti bet kokį modelį. Nes labai svarbu iškelt kažkokią problemą, apgalvoti, kokios yra alternatyvos. Visada labai svarbu studijuoti aplinką, ne, rinktis tą pačią informaciją, pažinti save, priimti sprendimus. Tik pažinę save priimsim sprendimus. Ir tokiu būdu tiesiog labai natūraliai mes kursim tą ryšį. Bet kokiu atveju visas profesijų pasaulis skyla į 6 dalis. Tai yra sveikatos ir gyvybės mokslai, gamtos mokslai, inžinerija ir technologijos, menai, humanitariniai ir socialiniai mokslai. Gal jums pavyks su vaiku prieiti prie tam tikrų išvadų, ką jis atmeta, jeigu jis žino, kad jam tinka ir patinka viskas. Gal jis kažkurį bloką atmeta, tai labai gerai. Susiaurinsit galbūt iki 2 blokų pasirinkimus, gal iki 3, gal iki 1 bloko. Bet koks atmetimas, kaip ir bet koks pasirinkimas, jau yra pergalė ir yra žinojimas. Tai pabandykit irgi su vaikais aptarti šitą dalyką. Jeigu vaikas sako, aš noriu visko, nežinau, ką man rinktis. Nu palauk, tu negali norėti visko. Nu kad ir koks gabus būtų žmogus, jis vis tiek nors vieno šitų blokų atsisakys. Tada jis pradės diskutuoti ties kitais blokais. Tai va tokiu būdu jūs prieisit prie kažkokių išvadų. Diskutuokit šitą temą. Kas svarbiau renkantis profesiją? Ar asmeninės savybės, ar profesijos teikiamos galimybės? Labai fainų kampų vaikai atranda. Ir teisingas atsakymas labai paprastas. Nu, abu dalykai svarbus, abu lygiagrečiai yra svarbus ir negalima imti tik vieno, nes arba tu būsi labai nelaimingas ir labai turtingas, arba tu būsi labai laimingas ir neturtingas. Jeigu bus tik tai kažkuris vienas dominuojantis, tai geriausia, kai pasirenkama, kai balansas yra sveikas tarp abiejų. Pasižiūrėkit, kokius argumentus kelia vaikai. Labai gerai išlenda jų asmeninės vertybinės skalės, kai kalbate šitais klausimais. Padiskutuokit ir apie tai, nebijokit. Pavyzdžiui, gal jūs nenorit kaip tėvai išleisti vaiko į užsienį, o gal jūs kaip tik kažkada patys buvot ir žinot tų studijų užsienyje privalumus. Nebijokit šito klausimo. Vaikai kažkuriam gyvenimo etape jį dažniausiai vis tiek iškelia. Nėra teisingo atsakymo, vieno vienareikšmiškai, ir kiti sako, o čia jūs dirbat su studijom užsienyje, jūs čia studijos užsienyje reklamuojat. Niekada gyvenime. Studijos užsienyje gerai vienai kategorijai, blogai kitai kategorijai, kaip ir studijos Lietuvoje, turi labai daug pranašumų, yra sričių, kuriuo aš niekada nerekomenduočiau studijuoti užsienyje, tik tai Lietuvoje, nes turim fantastiškus universitetus. Tai pabandykite tiesiog išprovokuoti vaiką konstruktyviai diskusijai. Ką jis galvoja? Jūs labai gerai pajausit jo socialinę aplinką, kas jį supa, kokiom problemom gyvena jo bendramžiai. Tiesiog vaikai labai gerai išsipasakoja ir tai yra tas momentas, kuris, sakyčiau, užkabina vaikus. O kliūtis, su kuriuo mes visi žmogiškai susiduriam, ar mes apie studijas kalbam, ar kalbam apie darbą, ar kalbam apie kažkokius kitus gyvenimiškus patyrimus, yra labai paprastos. Mes dažnai kažkur suklystam, nes tiesiog būnam nesusipažinę. Einam į darbo pokalbį, vis tiek mes turim žinoti, kokią įmonę einam, turim susipažinti. Lygiai taip pat vaikas eina į studijas. Jis turi susipažinti ne su ta gražia beletristika, kur ten tau žada aukso kalnus, tu ten studijuosi stebuklus kažkokius. Jis turi susipažinti su sausa programa. Jis turi žinoti faktus, ką jis mokysis, kad paskui nebūtų tokio liūdno wow efekto, kad aš nesitikėjau. Vaikas neturi pildyti kitų svajonių, jis neturi tapti mamos ar tėčio svajonių įkaitų. Arba seneliai irgi kartais sako, čia iš kartos į kartą buvo šita profesija. Nu, ne medikas auga, tiesiog ne medikas, tai ką dabar tam vaikui daryti? Labai svarbu, kad neįtų su masėm, draugai eina visi į teisę ir jisai į teisę. Tai čia irgi toks liūdesys biškutį būna, kai tu matai, kad ryškiai čia neteisės yra žmogus. Prestižas ir skaičiavimas, čia turbūt ir blogesnis variantas, studijuosiu mediciną, nes medikai gerai uždirba. Kai žmogus mato tik tai tokį argumentą, tai tikrai ne visą laiką šitas dalykas pasiteisina. Kartais reikia pažiūrėti, kad tie medikai dar kiek ir mokosi. Ne?
skubėjimas į darbo rinką, va čia irgi tas blogas momentas, kai vaikas sako, kad dabar kažko tai atsisakysiu, aš noriu greičiau pradėti dirbti. Ne, jaunas žmogus turi išsistudijuoti, turi išsistudentauti, turi ateiti jam viskas laiku, tik tada jisai bus išsilakstęs ir be jokių tokių didelių komplikacijų. Visko išsyk irgi negausim išsyk profesijos, kurios mes labai norim. Kartais galbūt ta profesija ateis nebūtinai su bakalauru, gal kartais ateis su magistru, kartais nereikia rinktis labai siaurai, va čia dažniausiai būna IT problema. Vaikas sako, aš noriu būti kibernetinės saugos specialistas. Nė velnio jis nežino apie tą kibernetinę saugą, bet jis tiesiog žino, kad jis nori juo būti. Pradedi su juo kalbėtis ir matai, kad jis tiesiog nieko nežino, kas yra kibernetinės saugos specialistas, žino, kad su kažkokiais virusais kovoja. Tai iš serijos tada gaunasi, kad nueina pastudijuoja ir supranta, kad biški netaip įsivaizdavo. Tai galbūt aš sakau, rinkis pradžiai bakalaurę plačiau, rinkis kompiuterių mokslus, rinkis tiesiog informatiką su kibernetinė sauga magistrantūrai. Taigi taip mokėkit pristabdyti kartais vaikus, kad nenueitų labai siaurai, arba ten pavyzdžiui šitų tokių luxury goods, tai tokių jau aukštos kategorijos prekių marketingas. Yra toks bakalauras, yra, bet ar to reikia? Galbūt rinkis marketingą arba komunikaciją apskritai bakalaurį. Nenueik iškart labai siaurai, nes paskui neturėsiu vietos augimui profesiniam. Nesirinkam studijų visam gyvenimui. Renkame studijas tos, kurios įdomios man šiandien ir kurios generuoja perspektyvą ateičiai, bet negalvojam apie tai, kad aš toj srity išbūsiu 50 metų, iki kol eisiu į pensiją. Ne? Tai labai svarbu tą vaikų irgi suprasti, kad jis visada galės antrą bakalaurą pasiimti, trečią bakalaurą ir panašiai, tik tai kainuos papildomai laiką ir pinigus. Tai tas pasirinkimas, jis toks įpareigoja, bet biškutį laisviau reikia žiūrėti. Labai svarbu, kad vaikas negyventų vien tik šią dieną, kad taip faina šiandien ir nesvarbu, kokias perspektyvos bus ateityje. Šiandien man užtenka šito pažymio, o ten kaip ten bus, tai nesvarbu. Labai svarbu, kad vaikas nebūtų visažinis, tai yra, jis natūraliai žino, apie ką ta programa, jam nereikia nieko skaityti, jis tiesiog žino. Tai ne, mes visi labai protingi, mes visi viską žinom, bet paskaityti irgi reikia. Kai kurie save pervertina irgi tą matau, labai gerai vertina, aš čia labai gerai mokusi, čia jokių problemų nebus, pas mane yra 8, tai aš kitą kartą su 10-ukininku negaliu garantuoti, kad jis praeis į tą universitetą, tai nereikia taip savęs per daug užaukštinti, kaip ir nereikia savęs per daug nuvertinti. Irgi pastebėkit vaiko savivertę, ne? Kiek jinai kritusi, kiek jinai kilusi, ar jinai yra reali, ar jinai yra per žema. O kai jūs jau daugmaž pasidarysit tuos tokius paruošiamosius darbus, jau apdorosit situaciją, išsiaiškinsit vaiko gebėjimus, poreikius pokalbių eigoje, jūs nepatingėkit vaiką nukreipti, pasavanoriauti. Taip vangiai vaikai dabar savanoriauja, tokių fainų programų yra. Ir jie taip nenori, atrodo, jomis naudotis, kai kurie iš tikrųjų neturi laiko, bet kai kurie turi laiko, tiesiog nenori. Galbūt pavyktų tą vaiką įkvėpti, pasavanoriauti kažkur. Yra savanoriaujam.lt, labai šaunios tokios savanorystės. Praktikos, darbai, šešėliavimai. Gal jūsų pažįstamų kompanijos kokios nors galėtų priimti vaiką savaitį 2, kad jis tiesiog kokybiškai prastumtų tą laiką ir susipažintų su viena ar kita profesija. Lietuvos universitetai labai gerai seka užsienio universitetų pavyzdžių, organizuoja studentas vienai dienai patirtis, kai tu gali ateiti sudalyvauti paskaitose, kiekvienais metais balandžio mėnesį būna tiek Vilnius Tech, tiek Vilniaus universitetas, KTU universitetas irgi turi fantastišką bendravimo su studentais sistemą jau išvystęs, kur tu gali ateiti ir dalyvauti paskaitose. Lietuvos moksleivių sąjunga, kitos visokios mokyklų tarybos, ir kitokios moksleivių organizacijos. Jeigu vaikas gabus, galbūt ten koks biochemikas būsimas auga, paleiskite Nacionalinę moksleivių akademiją, jie ten turi labai gerų programų. Projektinės veiklos. Kiekvienas miestas, dabar net mažiausi miestai, žiūriu, pavyzdžiui, kad ir kokie, nežinau, Zarasai, turi tokias fainas programas moksleiviam nuo 16 metų, kai jie gali ateiti ir įvairiose darbo rinkose save išbandyti per 1-2 dienas savaitę. Tai įvairūs miestai
tiek maži, tiek dideli, turi tas įvairias projektinės veiklas. Lietuvos Junior Achievement, būsimiem verslininkam, ekonomistam, irgi fantastiška patirtis, įvairius startuolius tokius bando kurti. Yra puslapis, kur moksleiviai gali rasti labai daug informacijos tiek apie savanorystės, apie praktikas, apie įvairias veiklas. Tai vadinasi Žinau viską, www.zinauviską.lt. Pabandykit patys Labą paguglinti. dieną. Sveiki. Pabandykit patys paguglinti ir pasižiūrėkit. Tikrai atrasite daug įdomios informacijos. O gal vaikas pas jūs yra toks labai kūrybiškas, rašantis, tai nuo 13 metų jie priima tos jaunosius žurnalistus į savo komandą. Tai irgi būtų labai geras startas. Apie studijas Lietuvoje. Tikrai labai daug sužinosit Lama BPO svetainėje. O jeigu domina studijos užsienyje, tai irgi visada kviečiame, turime nemokamas, neįpareigojančias pirminės konsultacijas, kai pasikalbam su vaiku, su šeima ir tiesiog nukreipiam, kur reikėtų žiūrėtis informacijos arba ką reikėtų daryti, kad toliau tas dviratis važiuotų. Tai tų variantų yra labai labai daug. Svarbu tik tai, kad jūs padėtumėt vaikui tinkamų laikų atsidurti tinkamoj vietoj. O tada dar labai trumpai, kelias minutėlės tik tai užgaišiu dėl tos tinkamos vietos ir tinkamo laiko. Mes nuo kitų metų, tai yra nuo 25 metų, vėl turėsime naujas grupės į Uniprep Jazz gimnazistams programas. Dalis tų programų yra nemokamos, dalis mokamos. Tai dabar trumpai papasakosiu, kas čia per reikalas, tos Uniprep Jazz programos turinys. Uniprep Jazz programos metu, priklausomai nuo to, ar pasirinksite 2 mėnesius ar 6 mėnesius, turėsime labai labai daug įdomių darbų. Programoje mes laikome karjeros testus, darome išsamius asmenybinius aptarimus, rašome gyvenimo aprašymus, rašome motyvacinius laiškus, susidarome galimybių studijas. Tai yra universitetų sąrašus, į kuriuos mes ateityje, kaip sakykime, svarstysime stoti. 11-okai jau dažniausiai pasiruošia tuos sąrašus, į kuriuos tikrai stoja. 10-okai pasiruošia tuos sąrašus, kurie potencialiai atrodytų šiai dienai tinkamiausi. Turėsime daug įvairių pristatymų, komandinių darbų, individualių darbų. Programa yra visiškai online, nepriklausomai nuo to, kokią trukmę ir kokią amžiaus grupę pasirinksite. Parodysiu patį turinį, pavyzdžiui, kaip va čia turėjom dabar su abiturientais dirbtuvės, bet kitų amžiaus grupių irgi lygiai tas pats principas yra. Turinys išlieka labai panašus. Čia buvo 2 mėnesių programa. Ką mes darėm, tai laikėm karjeros testą, aiškinome savo socialinius vaidmenis, savo paskirtį tose socialiniuose vaidmenyse. Tai išsigrynino tikrai kiekvieną savo studijų kryptį. Tada aiškinomės apie studijų šalis, kokios yra tos galimybės, kokios yra kainos, kokie yra reikalavimai, kokie yra, sakykime, privalumai ir trūkumai. Kalbėjomės apie medijas, apie tinkamą savęs pateikti medijų formatu, apie kalbų egzaminus. Vaikams dažnai kyla klausimų, kuo skiriasi IELTS, TOEFL, Cambridge, PT ir panašus egzaminai. Tai kalbėjom apie tai ir laikėm tos egzaminus, bandomuosius patys, rašėme CV. Toliau rašėmės motyvacinį laišką, kaip matot, atskirai buvo skirta paskaita. Taipogi kalbėjomės apie legalų dirbtinio intelekto naudojimą ir konkrečiom nuorodom dalinomės. Tvarkėme socialinius tinklus, kad irgi nebūtų ten visokių tokių bajeriukų, kurių galbūt kartais nereikėtų publikuoti. Susidarėm asmeninius karjeros planus, tai yra, ką toliau veiksim, ką po ko, žodžiu, reikėtų daryti. Tai principas yra toksai. Ir kalbant apie šitą programą, taip, tai turim 10-11 klasių, būtent nuo 25 metų. Jeigu pasirenkate 6 mėnesių programą, tai gali būti finansuojama pagal NVŠ projektą ir NVŠ krepšelio gavėjai, tai už programą nemoka nieko. Jeigu jūsų vaikas nepanaudoja NVŠ krepšelio jokiai kitai veiklai, jokiam kitam būreliui, tai jam šita programa būtų visiškai nemokamai. Jeigu vaikas jau panaudoja, tai tada būtų 25 eurai mėnesiui. Jeigu pasirenkate trumpesnę programą, tarkim, nenorite 6 mėnesių, norite greičiau praeiti, tą modelį, kurį aš ką tik rodžiau pagal planą, tai tada programos kaina yra 39 eurai ir jinai trunka 2 mėnesius. Tai vasarį pradedam, per vasarį, kovą praeinam, balandį jau vaikai yra laisvi. O čia jau tada mokysimės iki Liepos. Su tai 6 mėnesių programa mokysimės iki Liepos.
Tai va, tai pasigalvokit ramiai, jeigu kažkam iš tėvelių kils klausimų, aš vis tiek, kai dabar dalinsiuosi įrašu, persiusiu ir nuorodą, jeigu kažkam kils klausimų, tai drąsiai kreipkitės, aptarkim, jeigu norėsite vaiką registruoti, tai irgi nurodysiu, kad reikalingas asmens kodas ir tada vaiką iš karto įtrauksim į mokinių registrą ir vasario mėnesį jis galės pradėti 6 mėnesių programą, dalyvaudamas Uniprep Jazz programoje nemokamai. O gal dabar turite kokių klausimų jūs man? O sakykit, 12-okai gali dalyvauti? Gali, bet tada 12-okam aš labiau patarčiau 2 mėnesių programą, nes 6, nu, tai jau mes, žinot, į Liepą nueisim. Tai jiem jau truputėlį vėlų, jie tuo metu jau atestatus gaus. Taip. Bet jie tada eitų su 11-okais. Mes 11-okus ir 12-okus, taip pat 11-okus ir 10-okus atskiriam pagrindė dėl to, kad 10-okai gyvena kitom problemom. Jiem dar yra tas 11 klasės dalykų pasirinkimas aktualus. 11-okai jau yra truputėlį pažengę, jie jau nuėję šiek tiek toliau. Ir dėl to, kaip ir kartais jie neturi tiek daug sąlyčio taškų. Ar yra programa 9 klasiai, tai tada, žinokit, 9-okus mes su 10-okais dedam. Atskirai 9 klasiai programos neturim, 9-okai tikrai sistemingai eina su 10-okais, jie truputėlį, kaip sakykime, mažiau būna pažengę negu 10-okai, jie turi šiek tiek mažiau informacijos ir jiem dar tas sprendimų priėmimas nėra toks aktualus kaip 10-okam, bet tikrai puikiai susitvarko. Dabar, tarkim, kur turėjom rudens žiemos laikė programą, mes 9-okus turėjom kartu su 10-okais. O sakykit, tas laikas užsiėmimo nuo 8 valandos, pusantros valandos, kaip yra derinama su pamokomis? Palaukit, dabar jau nuo 8 tai nėra pagal dabartinį tvarkaraštį. Nuo 8 buvo abiturientams, nuo 8 mes turėjom abiturientams šeštadieniais. Ai, šeštadienį. Čia, kur rodžiau jums pavyzdinį tą tvarkaraštį, tai ten mes abiturientus turėjom šeštadieniais, todėl buvo nuo 8. Darbo dienomis, žinok, mes tikrai neturim nuo 8, nes čia nebūtų niekaip suderinama, mokykla būtų kategoriškai prieš ir mes tikrai negalime nutraukti vaikų pamokų laiko. Tai dabartinės grupės, jos bus taip, tarkim, 10 klasių moksleiviai, jeigu 6 mėnesių programą renkasi, tai bus pirma. Taip, tai bus vasario 3 dieną pradžia. Vasario 3 dieną, tik matau, čia kažkodėl tai ketvirtadienis pažymėta, tai bus tikrai pirmadienis, aš žinokit šitą pasitikslinsiu, nes tikrai pirmadieniais bus 15:30 10-okai, jeigu 2 mėnesių laikotarpis, tai bus trečiadieniais nuo vasario 5, 17 valandos, 2 mėnesių. 11-okai mokysis 6 mėnesių programoje nuo vasario 6 dienos, ketvirtadieniais. Ir 2 mėnesių programoje mokysis nuo vasario 3 dienos pirmadieniais. Tai va, tai bus popamokinis laikas. Aišku, ačiū. Ačiū Jums. Jeigu dar turite klausimų, tai tikrai drąsiai užklauskit. Jeigu ne, dėkoju ir linkiu jaukių, ramių švenčių, kokybiško laiko kartu. Ir svarbiausia turbūt dovanoti tą brangiausią dovaną, savo svarbiausiams gyvenime projektams. Tai yra laiką kartu, kad rastumėt laiko atvirai, konstruktyviai diskusijai. Ačiū labai už dalyvavimą. Viso geriausio. Ačiū. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Viso gero. Ačiū, viso gero.